Sveiki draugai, pasikalbėkime apie Limau ir jo instaliaciją, ypatumus. O šitas video bus vienas turbūt iš neįdomiausių. Bet pradėsime nuo patarimų. Gerbėmieji, jeigu turite tvenkinį, niekados nepjaukite štai taip krašto. Taip ar taip, jums trimerio reikės, vienu ar kitu atveju, nerizikuokite, o robotą vesite arčiau saugesnės zonos. Kitas dalykas, robotas, kuomet atvažiuos kryptimi link prūdo ir jam reikės apsisukti, o jeigu bus gerai palyja, šlapia, na visko gali būti. Vikšras puikiai lipa, nuostabiai, bet žinokit, nečiažiančių robotų neegzistuoja. Taip kad jeigu jūs sugalvosite pjaut štai tokias pakrantės stačias, greičiausiai turėsit problemus. Antras patarimas, vedant robotą perimetru, patarčiau nusipjauti žolę su traktoriuku. Pravažiuokite perimetrą, kad robotui nereikėtų viltis per žolės. Na ir šiaip, instaliuojant robotą, patartina nusipjauti tokią pievą, kad robotas prižiūrėtų jūsų pievą ar veją. Tai nėra šienavimo robotas. Galim pažaisti, paždikaut galim, bet proto ribose. Supraskite, čia yra priežiūros daiktas, o ne kažkokia šienapjovė. Ar mūsų robotui čia kliūtis toks kalnas? Tikrai ne. Tiek, kad filmavimo metu negaliu užtraukti rankinio. Jis po trupučiuką rieda atgal. Bet robotui kalnai tikrai ne problema. Bet mano patarimas toks. Pjaunant kalnus, laikykime krypties tiesiai į kalną. Tai bus geresnis sukibimas, nes vikšrai turi šoninį tokį protektorių. Būdamas robotas šonu, be abejo ant šlapios žolės gerai mertos, galim pačiuošti. Taip kad patarimas antras, su kalnais nerizikuojam su vandeniu ir pjaunam tiesiai į kalną. Tai bus geriausia. Be abejo, kad ir koks kalnas mūsų bebūtų, atminkite, priekyje yra deka. Jeigu jūsų kalnas eina stačiai iš karto, galim įsiremti su deka. Tai turėkit mintyje, pasirenkant kryptis. Labai dažnas jūsų klausimas, ar verta pažymėti nepjovimo zonas. Na, jūs paklauskite savo žmonos, kurią vietą jums daraus, jeigu vėjos robotas nupjaus jūsų kokį žmonos medelį. Tai jums bus atsakymas, ar verta. Iš principo, supraskim, čia ne žmogus, taip, kameras mes turim, analitiką mes turim, daug ką suprantam, bet čia ne žmogus. Jeigu verta rizikuoti medeliu, kurį vis nuėda stirnos, na, rizikuokit. Mano nuomonė, visą laiką pažymėkite, neužtrunka tai labai daug laiko ir bus visada saugiau. O dabar šiek tiek papasakosiu apie instaliacijos momentus. Tai nevažiavimo žemėlapio no-go zonos sukūrimas. Mes atsivarome robotą iki kažkokios vietos, čia kaip pavyzdys. Tuomet mes atvažiavę su robotu su pulteliu, esame prie jo prisijungę, spaudžiame pliusiuką. Tuomet matome zonę, tai ne kalėjimas yra, tai yra mūsų pjovimo zona. Antras yra no-go zona, tai ne išleidimas iš kalėjimo, o ne pjovimo zona. Channel, tai ne televizoriaus kanalas, tai yra pravažiavimo takas. Na ir adjust charging, tai yra mūsų krovimo stotelės adaptacijos būdas, apie kurį aš jau pasakojau antroje dalyje apžvalgos. Vėlgi, jeigu pakeičia stotelės vietą, galite per naują pridėti ją kitoje vietoje. Tai spaudžiam no-go zoną. Mums tuomet atsiranda apačioje ikona. Ir kuomet mes matome, kad cancel ir save mygtukai atsirado, reiškia, robotas turi pakankamą tikslumą ir yra pasiruošęs apibrėžti mūsų nepjovimo zoną. Toliau ką, prisiminkim vaikystę, važiavimas kaip su tankiuku. Po lėtą, neskubėkite, nėra čia kur lėkti. Apvažiuojame zoną, kurios mes norime, kad nepjautų. Ratuku. Palikite saugų atstumą, supraskite, kad robotas paskui sukdamasis vis tiek turi turėti šiek tiek erdvės. Taip ar taip trimerio jums reikės, jis yra neišvengiamas už bet kokius pinigus. Ir kuomet mes pasieksime tą vietą, nuo kurios pradėjome brėžti, robotas net pats ją ir išsaugos. Viskas. Tai ar čia sunku? Tikrai ne. Toliau, mes matome šalia pieštuko joystickėlį. Jeigu jums vairuojasi per greitai robotas ar per lėtai, mes galime pasikeisti jo važiavimo greitį. Jeigu esate jau patyręs šumacheris su robotais ir tankais, galite daryti 1 metrą per sekundę, eisite sparčiu žingsniu. Tokį greitį patarčiau naudoti tiesiog šiaip važiuojant į kažkokią tašką, ar ten pažymėti nepjovimo zoną, bet žymėjimui patarčiau, rekomenduočiau naudoti daugmaž vidutinį greitį.
Na, turbūt kol kas tiek apie šią mūsų temą. Dažnas klausimas, vėlgi pastebėjom, ar garsiai jisai dirba. Tai aš galiu paimti mikrofoną, padėti tiesiog ant jo. Ar labai garsiai dirba? Turbūt, kad ne. Be abejo, kai įsijungs peiliai, ūžimas privalomas. Be abejo, šitie peiliai yra lenkti, jie sukuria ir oro srautą. Kuo daugiau gazo duosite, kuo didesnis bus pjovimo apsukos, tuo be abejo garsas bus didesnis. Tai nėra kotedžų sprendimas, nėra miegamųjų rajonų sprendimas, kur po langais važinėja. Taip, robotas be abejo yra kiek garsesnis ir puikiai tinkantis tiem, kurie šiek tiek supranta, kas yra vikšras, kas yra varžtelis, kas yra kažką pasigalast, kitaip tariant, turi rankas. Iš tiesų, iš karto norėčiau pasakyti tiems klientams, kurie pirks ir sakys, žiūrėkit, aš mokėjau 3000 viršaus už šitą robotą, jis čia turi viską daryti, man kaip žmogus protingas. Palaukit, prieš keletą metų reikėjo 15 000, jis kainuoja mūsų nuomonė net per mažai. Taip kad puikus potencialus sprendimas sodyboms ir kur teritorijos yra didelis. Dar vieną gerą dalyką parodysiu, nes matosi štai ratukas. Jisai prilaiko svorį priekinės mūsų dekos, tai ypatingai to reikia, kai robotas leidžiasi nuo kokio kalno, kad uodega jo nekiltų. Tai tam tie ratukai ir yra, ir jie reguliuoja važiavimo aukštį, tuo pačiu ir spyruokliuoja. Reik, nebijok manęs, savas. Taip pat dažnai klausite, ar čia daug laiko reikės, ar sugebėsiu instaliuoti robotą. Tai aš manau, jūs to klausite iš savo išmanaus telefono, tai jeigu jau sugebėjot pramokti savo išmanų telefoną, tai robotą išmokti valdyti, tai čia yra juoko dainos. Nieko čia sunkaus nėra. Manyčiau, kad hektarinį plotą apsivesti, pasiruošti užtrunka apie valandą laiko, tebūnie 2, be patirties, kad ir 3. Antenos instaliacija, iškelimas, kažkas galbūt per 10 padarys, kažkas per valandą. Čia jau kaip jums nuspręst, kur ją montuoti. Na ir dar tenka išgirsti tokios kaip kritikos, gal pastabų, o tai žiūrėkite, nėra lietuviško meniu, tai negaliu aš čia pirkti. Nežinau, gerbėmieji, jūs tikrai perkate savo mašinas salone ar kažkur tais, jeigu nėra lietuviško meniu, ir čia ne mašina, čia tikrai lengviau su juo susidraugauti. Jei kažkuri vieta jums yra neaišku, nufotografuojate ekraną, parodykit nuotrauką ChatGPT, Google vertėjų, kaip patogu, jums išvers ir kitą kartą jūs žinosite, ką ta funkcija reiškia. Tikrai ne priežastis pirkti tokį robotą, jeigu nėra šiuo metu lietuvių kalbos. Na ką, laikas paleisti dirbti. Kas nematė mūsų pirmos rimtos dalies, pasakysiu, kad čia yra, šitoje vietoje yra tokia guminė dalis, kuri pristabdo mums oro srautą ir žolės išmetimą. Tai mes esam čia taip liaudiškai iškastravę viską, išėmę, tam, kad būtų lengvas išmetimas. Taip pat, iškart pasakau, jeigu jūs pjauna šlapę žolę, čia ne kažkokia šventa motina Teresė. Čia yra vėjos robotas, kuris taip pat gali užsikišti. Pasikeliam deką, pažiūrime, kas per situaciją pas mus yra ir įsivalom. Na, o dabar galim pastebėti, kaip jisai dirba. Tai vikšras be abejo turi riziko šiek tiek papešioti mūsų žolę, bet jis sukasi per kelis kartus, kad tai neįvyktų. Žolės išmetimas yra į dešinę pusę, tai vieną kartą meta žolę ten, kur jau yra nupjauta, kitą kartą mes žolę ten, kur pjaus. Bet vėl tam važiuodamas persimės žolę į šią pusę. Jeigu per daug triukšmo, galite sumažinti pjovimo apsukas. Viską galite jūs reguliuoti. Rimtas, profesionalus, industrinis vejos robotas turi daug pakankamai nustatymų, belieka juos suprast ir viskas tikrai bus gerai. Taip pat mes galime pasirinkti pjovimo plotį, reiškia, kiek jisai lipa ant jau nupjautos žolės. Jei kažkur lieka koksai juostelė, tai aš manyčiau, kad nekreipkite dėmesio, sekantį kartą važiuodamas jisai ją nupjaus, o jeigu tai jums kelia didelę problemą, be abejo galite pasisiaurinti pjovimo plotį. Na, šiam kartui tiek, paliekam dirbti, laukia jo hektaras. Dienos pjovimo našumas yra apie 40 arų, tai kai jūs klausite, iki kiekis arų yra skirtas hektarų, tai pasiskaičiuokit, jeigu pas jūs yra nepilnai hektaras, grubiai 2 dienos darbo, 2,5 dienos darbo. Jei pas jūs yra 50 arų, tai užteks vienos dienos ir dar sekančią dieną pasigražins. Jeigu pas jūs yra 2 hektarai, na tai grubiai 5 dienos darbo. Anksčiau tokie robotai buvo velniškai brangus, o dabar viso labo šiek tiek virš 3000 su PVM. Net keista.
Varom. Kaip bebūtų, aukštą apleistą žolę šnioja jisai neblogai. Va Jėzau, paliko juostą nenupjautą. Pažiūrėkit, robotas paliko juostą. Pasaulio pabaiga. Ką tu darai, robote? Išprotėjai, juosta liko nenupjauta. Dar meti žolę ant tos juostos. Eina savo. Ir beje, jei traktorius negalingas, tai net jisai šiek tiek ir dūsta čia pjaudamas, o šitas pjauna. Na, o dabar pažiūrėkime, kas čia per juostą liko ir kodėl jinai liko. Robotas švelniai apsisuks per kelis kartus ant žolės. Kadangi jo žolės išmetimas yra štai į tą pusę, tai jis užsimetė savo žolės ant tokio ruoželio. Dabar kaip jau žolė, pagrindė visa žolė krenta šioj pusėj. Taip kad sprendimas šitos juostelės yra ne šiaip sau. Be abejo, užbyra žolės ir čia. Bet kai robotas pjaus mums kasdien žolę, to žolės bus gerokai mažiau. Ir to skrendančio šieno reikalai bus gerokai mažesni. Tai kad nieks čia nieko netyčia nepaliko, viskas yra pagalvota gamintojo. Našiai, greitai dirba mūsų vikšrinukas.